Sveiki, vieną ketvirtadienį praleidau, nuo pat rugsėjo mėnesio, kada pradėjau kurti visą šitą kanalą, nepraleidau nei vieno ketvirtadienio, bet praeitą ketvirtadienį tiek sveikata, tiek idėjos buvo, atrodo, išsekusios, tai leidau savo tą vieną ketvirtadienį pailsėti, bet dabar vėl grįžtu su nauju pajėgumu pas jūs. Dalinsiu įdomesniais faktais apie mane. Tai žiūrim toliau ir klausimas, kokie keisti faktai suka aplink mane. Tai faktas apie mane, kad man yra dažnai su miegu problemų, aš dažnai neužmiegu, sunkiai užmiegu, tai kad lengviau užmigčiau, aš dažniausiai, jeigu jau jaučiu, kad neužmiegu, aš pasijungiu filmuką, jį nusitylinu, užsitamsinu ir vos šnabždėjimą girdžiu ir einu tokiu būdu miegoti ir mane labai tai ramina. Ir kas dar keisčiausia yra, kad ne tik filmukai mane ramina, bet ir yra toksai youtuberis Mr. Begėdis, kuris kuria apie Minecraft'o videkus suvalkietiškai, bent jau ankstesni jo videkai tokie. Tai mane kažkodėl būtent jo suvalkietiškas kalbėjimas labai ramina. Tai realiai dažnai prie jo tiesiog videkui einu miegoti, nors aš juos esu belie kiek kartų mačius, bet aš tiesiog pasijungiu savo prie garso ir mane atrodo ramina ir aš taip einu miegoti. Savo pirmąją cigaretę pabandžiau surūkyti būdama 23 metų. Vos vieniems metams likus iki baigimo mečiau fotografijos mokslus, bet toliau tęsiu savo mėgstamą veiklą, tik jau individualiai pati. Mano didžiausia baimė yra tamsa. Labai man sunku naktį užmigti būtent dėl to, nes iš tos baimės kyla labai daug įvairių minčių. Dar vienas faktas apie mane, tai kad aš esu žiauriai nemėgstanti tvarkos. Kur tik tais beatsiduriu, ten dažniausiai būna didžiulė betvarkė. Bet aišku, visą laiką ją susitvarkau, namie gal kiek rečiau. Tai šiuo momentu tik tiek. Ačiū labai visiems žiūrėjusiems. Palikit komentaruose, koks jums keisčiausias faktas buvo apie mane. Ir plus pasidalinkit keistais faktais apie save. Taip pat nepamirškit pasubscribinti šio kanalo, palaikint, nes visą laiką kiekvienas laikas, komentaras, subscribus mane stumia visi prieki, norui tobulėti ir auginti visą šitą kanalą į didžiulės aukštumas. Tai o dabar mes atsisveikinam iki kito ketvirtadienio. Čiau!